Ir po pertraukėlės mes tęsime konferenciją Augame kartu, kurią organizuoja Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Malonu, kad ir jūs toliau stebite transliaciją LRT LT portale. Dar reikia priminti, kad ir laukiame jūsų vakare, iš karto anonsuoju, 19 val. Geriausio vaiko draugo apdovanojimai. Tikrai labai svarbu pagerbti tuos žmonės, kurie padeda augti mūsų vaikams ir žinoma mums. O mes tęsime pokalbius, tęsime savotišką diskusiją. Išgirdome 5 pranešimus ir noriu dar kartelį pristatyti, kas dalyvauja diskusijoje. Su mumis yra visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Laura Milčienė, taip pat rašytoja psichologė Eglė Lukinaitė Vaičiurgienė, su mumis paauglių ir suaugusiųjų geštalto psichoterapeutė, jaunimo linijos rėmimo ir partnerysčių projektų vadovė, specialioji pedagogė Daiva Dirginčia, psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė lektorė daktarė Agnė Laskytė, o taip pat multidimensinės šeimos terapijos ambasadorė, socialinė darbuotoja Roberta Avramenko ir žinoma ponia Ilma Skuodienė, tarnybos direktorė. Ar įtarėt, nuo ko pradėsiu? Turbūt daug visko pasakėm. Bet aš galvoju, Eglė, jūsų pasiteirausiu. Ant jūsų marškinėlio, ant jūsų krūtinės užrašas yra moteris, tai yra poema. Labai giliai pasakyta, daug visko čia pasakyta. O kaip jūs pasakytumėt šeima, kas yra? Kaip ten sakėt, galima prieštarauti klausimą. Galite iš karto prieštarauti. Ar aš kažką netaip gal perfrazavau? Moteris yra poemos, taip. Tai šeima tada yra kažkoks tai poemų rinkinys, matyt, labai skirtingų ir įvairių. Ir kaip tarp eilučių nepasimesti? Mes turime tokį, tikrai tokį darinį, kur, turbūt iki galo ir nesuprasime iki galo, kaip ir tobulų žmonių nėra, tobulų šeimų nėra. Tai kaip tas eiles reikia deklamuoti kasdien, kad mes vis dėlto toje šeimoje turėtume tą saugumo jausmą, kiekvienas šeimos narys. Aš gal taip pasidalinsiu, man atrodo, kad tos poemos, jeigu čia taip dar poemo mes toliau einam, tai jas būna labai labai skirtingos ir reikia, iš esmės, kiekviena diena yra šeimoje irgi skirtinga, darbo diena, savaitgalis, pirmadienis, tai man atrodo, kad tikrai reikia priimti, kad kiekvienas yra skirtingas su savo skirtingais poreikiais ir priimti tai, kad kiekviena diena nebus gera. Ir kai būna geros dienos, tai labai labai pasidžiaugti, nes mes užmirštam pasidžiaugti gerais dalykais. Mes visą galvom tik apie blogus, ne kad susipykom dabar ir panašiai, pasidžiaugti tais gerais dalykais, kurie pavyko šią dieną. O kai vyksta tie blogi, tai galvoti, aha, kaip dabar grįžkim į tą gerą dieną. Tai jeigu čia taip labai labai paprastai, vienu sakiniu taip. Apskritai, o kaip išskirtumėte, vieną kitą papildykite, kokie tie yra pagrindiniai, gal mes apie tą fizinį saugumą kaip ir suprantame, bet daugiau gal kalbame apie tą emocinį saugumą, kokie komponentai yra svarbiausi, kad būtų šeimoje, emocinio saugumo komponentai? Aš gal norėčiau pradėti, tai man atrodo vienas, kas labai labai svarbu, tai yra kažkoks erdvės suteikimas ir žinojimas, kad būsiu išgirstas. Tai čia dar su tom poemom tęsiant, jau jeigu taip, viena yra kaip tas poemas deklamuoti, bet kita, kad o kaip jas išgirsti. Iš tikrųjų su smalsumu ir nevertinant, išgirsti tą kitą, kad jis turėtų erdvės pasisakyti. Tai nuo šito pradėsiu. Ir gal pridedant prie erdvės pasisakyti, tai ir erdvės klysti, kas ir praskambėjo šioje konferencijoje šiandien. Dėl to, kad mums nereikia tobulų paveikslų, nereikia tobulų nuotraukų, nereikia tobulo elgesio, reikia mokėti ir gebėti atsiprašyti, mokėti ir gebėti pastebėti, kada pats suklydau, turbūt sudaryti tą atmosferą kitam augti šalia, tiek vaikui, tiek suaugusiam. Ir kada mes tą erdvę sukuriam, tai turbūt yra labai stipriai ir apie emocinį saugumą, kad aš galiu būti priimtas toks, koks aš esu. Man atrodo, kad kartais, kai tu suklysti, o dar geriau, kad net jeigu ir neklysti, tai paklausti, ar teisingai supranti. Tai yra, kad ir jeigu imam tas poemas, kurios labai čia gerai groja, tai
net ir eilėraščiai, net ir kūriniai gali būti dviejų žmonių visiškai kitaip interpretuojami. Pasikalbėti apie interpretacijas yra visada sveika ir tai gali vesti į supratimą geresnį tiek vienas kito, tiek kuriant auklėjimą ar santykių su vaiku, požiūrį į tai, tai jeigu tėvai kalbėsis tarpusavį, jeigu tėvai kalbėsis su vaiku, jeigu tėvai kalbėsis pratęsant mano mintį su mokytojais ir tais, kurie supa vaiką, tai ta poema ko gero sugros. Ir jinai gros įvairiausiais būdais, įvairiausiais, nežinau, spalvom ir žaismais. Ir ko gero vienintelio to teisingo supratimo poemos ir nėra. Aš gal dar tik pridėsiu, kad ypač tėvam, kurie dabar žiūri ir galvoja, kad yra vienas teisingas kelias auginti vaiką, tai tikrai nėra tokio vieno dalyko, vienos teisingos piliulės, vieno sprendimo, kad visai būna, yra visokios šeimos, ir būna vieniši tėvai augina, nes skyrybos, močiutės augina. Iš esmės svarbiausia, kaip jūs jaučiatės vieni su kitais ir dažniausiai tas, sakyčiau, pilvo jausmas jis būna teisingas, ar aš čia gerai darau, negerai, sutariu, nesutariu ir tos tradicijos šeimos, tas požiūris visada būna skirtingi ir tikrai kviečiu nesijaudinti, kad dabar jūs kažko nedarot, ką girdėjote čia konferencijai, kažkokio vieno dalyko, tai čia nereiškia, kad dabar kažkas yra labai labai blogai. Tai va. Turbūt papildysit, kad viskas yra tikrai gerai su visais. Tikrai labai daug pasakė ir man atrodo, kad labai svarbu, kai norint priimti kitą, dar mokėti priimti save. Tai norisi, kad priimkim save visų pirma, tada galėsim priimti ir kitą. Galvoju, ką čia dar papildyti, tikrai labai daug dalykų pasakė. Aš tikrai gal atliepčiau, kad man atrodo, tai palinkėčiau drąsos eiti į diadinį santykį su vaiku, vienas su vienu, ar neturėti laiko, dažnai kalbėjom apie šeimą, apie užsiėmimą, bet eiti tiesiog į paprastą atvirą, ramų santykį apie tai, kaip tu gyveni, kas tau yra. Ypatingai kalbant tose šeimose, kuriuose yra daugiau negu vienas vaikas, ar ne, tai ten kažkaip vyksta tas gyvenimas, 2-3 vaikais, jis sukasi, bet ko vaikai dažnai trūksta yra, ir apie ką dažnai užsimena, kad netrūksta santykių, trūksta pastebėjimo, nes myli šitą daugiau, skiria tam daugiau, tai man atrodo, ta tokia dovana, bent aš taip galvoju apie save, galėtų būti diadinis santykis, eiti vienas su vienu, rasti kažkokias tradicijas, ar tai dieną 10 minučių ir vakare, ar ne, ar tai savaitgalį, kas antrą savaitgalį aš leisiu su tavim dieną, pagalvokime, ką veiksime. Man atrodo, kad tai yra didžiulė dovana ne tik vaikui, bet ir savo. Pažinti savo vaiką, girdėti, nes mes labai dažnai linkę daug projektuoti kitus žmonės, ar ne, ir ypatingai vaikus tokį, kokį mes norėtume įsivaizduoti. Ir aš kitą kartą labai nustembu. Aš įsivaizduoju, kad mano sūnus galvoja taip arba veikia taip ir kaip jau taip, kažką kalbi, kažkokią diskusiją ir kaip jisai pasako, aš nustembu, kad jis gali taip galvoti, suprasti arba matyti. Tai yra didžiulė dovana man ir man pažinti pasaulį vaiko akimis, kitaip pažinti, matyti ir tai yra dovana per diadinį būtent. Ir labai dažnai taip jau būna, kad mes galvojame tikrai ne taip, kaip jūs galvojate. Todėl turbūt dažnai reikia įgarsinti. Aš manau, kad tu manai, kad yra taip, o kaip yra iš tiesų, ar tai yra taip būtent ir to dialogo. O tas saugumas, kurį mes teikiame vaikui, kuo jisai skiriasi, panašus, kitoks, negu mes teikiame vienas kitam, kaip tėvai šeimoje? Skiriasi? Matyt ir saugumo mes kiekvienas suvokiam skirtingai ir net skirtingais gyvenimo momentais mes jį jaučiam ir norim jo skirtingo. Tai vienas dalykas, tarkim, mes dabar sėdim priešais auditoriją ir ko gero norim saugumo, tai yra galbūt atsiriboti, tarkim, apsigaubti kokiais nors anklodėliam, pledukais ir tada jausti saugiai. Kitas kaip tik tai nori to saugumo, kad būti išgirstas, būnant tarp kitų, kad jį interpretuotų teisingai. Kiekvienas tas saugumas, kiekvienu momentu jisai visai kitaip skamba, taip. Tai matyt, jeigu tas artimas žmogus žino tavo tuos saugumus arba tavo tos poreikius, čia ko gero tas poreikis, matyt tada ir yra tas susikalbėjimas. Tai yra pažinimas viens kito, žinojimas kaip kiekvienoje situacijoje arba skirtingose situacijose tas žmogus jausis ir kokie iškils jo poreikiai. Tai ir yra esminiai, ko gero, bendravimo ryšio kūrimo aspektai.
Aš galvoju, gal tik papildysiu, kad kitas žmogus žino, kas yra saugumas, bet man atrodo, didžioji dalis mes patys nežinome, kas man yra saugumas ir kas man padeda nurimti, kas man padeda subalansuoti nerimą, kas man padeda pailsėti ir kada aš jaučiuosi augimės. Man atrodo, didžioji dalis patys nežinom, tai pirmą patys žinom, tada komunikuojam su kitais. O kalbant apie vaikų saugumą, tai turbūt kiekvienam yra pagal raidą, ar ne, nuo vaiko amžiaus priklauso, bet taip, aš irgi tai buvau tokia, laisviau auginti, tie vaikai pasako, ateina tau 4 metų ir pasako, jau noriu miegoti, jau noriu valgyti, taip įsivaizdavau, čia taip kalbamės, tariamės, bet paskui taip aišku iš tos patirties, smagiau būtų ne iš patirties, o tikrai patikėti tai, ką rašo, kad iš tiesų vaikam reikia aiškių ribų, aiškių taisyklių ir aiškiai komunikuoti ir jų laikytis. Pačiam ir mokyti vaiką laikytis, nes padėti vaikui prarasti saugumą yra 1-2 ir pati žinau, ką reiškia, kai vaikas laksto ir negali suprasti, kas vyksta ir tu pažiūri 11, dar nemiega, nesako, kad nori miego. Tai mokomės iš tos bendrai tėvystės visi, bet man atrodo, kad pagal amžių raidą ir patikėti, kad jeigu sakau, kad vaikam svarbios ribos, taisyklės, miegas, režimas, kad čia yra, taip nežinau, ar galiu pasakyti, tie dalyko daugiau raida turbūt veda. Ir svarbiausia, lengviausia, kaip jas įdėkti namuose, tai kartu jas susėsti, parašyti, atliepti turbūt vaiką, ką jisai galvoja, gal nebūtinai aš esu teisus, ir papildyti, beje, jeigu norite įsitraukti, pakelkite ranką ar pasisakyti, užduoti klausimą. Paneikit. Tai būtinai pakelkite ranką, kolegos prineš mikrofoną. Štai, Laura, pristatėte tą tyrimą savijautos vaikų, 6,8, kai kurie net ir 5,5. Kaip jūs jaučiate šeimoje 10-balėje sistemoje? Savo šeimoje, kaip jaučiuosi. Turbūt diena dienai nelygu. Jeigu žiūrėti į tą emocinę savijautą, tai sakyčiau, ryte atsikėliai būna vienaip, per pietus kitaip, vakare dar kitaip. Ir tikrai net ir kai vaikų klausime, irgi yra labai ryškus skirtumai, ar tą dieną švietė saulė, ar tą dieną lijo lietus, ar tai buvo diena prieš atostogas vasaros, kaip buvo šiemet, kai darėm apklausą, ar tai buvo diena prieš semestro pabaigą, kaip darėm apklausą prieš metus. Bet dažniausiai tai būna, kad mes iš jų tikimės, kad jie visada turi būti gerai jaustis. Be abejo, bet aš galvoju, čia mes turbūt ir darome klaidą, kad mes tikimės, aš asmeniškai iš savęs nesitikiu 10, net ir 9 turbūt, ne visada, nebent jau ten visai labai viskas gerai, bet mes turbūt ir darome klaidą tikėdamiesi 10. Mums nereikia puikiai, mums būtų gerai, pakankamai gerai. Ir tikrai yra ta savoka pakankamai, ar ne, kuri yra svarbi. Ir kada mes apie ją kalbam, tai turim pasiekti tam tikrą lygį, kurio jau mums atrodo, kad užtenka. Tai lūkestis, kad vaikai jaustųsi labai gerai ir savo savijautą taip vertintų, jisai gali būti, bet kiek jisai yra realistinis. Ta prasme, jisai yra tokia fikcija, iliuzija, kurią mes savo susikuriam, kad įmanoma to pasiekti. Tai man atrodo, to įmanoma pasiekti tik popieriuje, to sudėtinga būtų pasiekti realybėje, bet yra ta kita dalis, ką mes darome kaip suaugę, kad iš to 6,8 arba 5,5 arba kitoks bet koks skaičius, kuris būtų, ką mes darom kaip suaugę, kad jį galėtume kilstelti, padėti vaikam kilstelti. Tai vėlgi mes už juos nepasijausim kitaip, bet mes galime sukurti tą aplinką, kurioje jie gali jaustis geriau. Ir vėlgi, tie skirtingi požiūriai, apie požiūrius nemažai kalbėjote, kaip leisti gyvuoti skirtingiams požiūriams šeimoje, kad galbūt vengtume didesnių konfliktų. Taip, su tais požiūriais tai nuolat susiduriu, kai šeimos sesijos vykdavo nuolatos, ne? Ypač būna berniukams iš tėčių kartais tas, kad koks turi berniukas būti, ne kokia turi mergaitė būti ir panašiai. Tai iš esmės tas tėvų įsivaizdavimas, koks turi vaikas būti, kažkokia tai iš esmės reiktų sustoti ir pagalvoti, kodėl aš noriu, kad mano vaikas, pavyzdžiui, 10-ukais mokytųsi, ne? Kodėl man tai yra svarbu, ne? Tai reiktų kiekvieną tą požiūrį bandyti suprasti, kodėl jis man kyla. Galbūt aš noriu, ne, tas 10-ukų dalykas yra tai, kad aš noriu, kad mano vaikui pasisektų gyvenime, jis ten turėtų gerą darbą, o kitas momentas su apranga, ne, tarkim, ten rengėsi ne taip, kaip norėtų, kad mergaitė rengtųsi. Tėvai ten, nežinau, mėgsta Billie Eilish, nusikirpo ten plaukus, nusidažė, klausosi tos muzikos ir įsivaizduoja, kad kai kurie tėvai bijo, kad nesuras antros pusės.
ne? Iš karto. Tėvai pagal save vertina, Taip, žinoma, pagal atrodytų save. jie į santykiais kažkokie. Taip, ne, nu tai gerai, gal nereiktų rūpintis dar to, dar 15 bus viską, va tokių įsivaizdavimo ne apie saugumą. Tai reiktų visą pagalvoti, sustoti, mes suaugę galim reflektuoti geriau, tikrai pagalvoti, o kodėl aš to iš to savo vaiko noriu. Kas iš to, kad aš to noriu? Ar to vaikas irgi nori? Tai va. Taip, papildykite. Taip, įgarsinkit. Ką norėt pasakyti? Rūpestis greičiau ištekinti, ar kad mes nežinau. Bet tarp kitko, Roberta, kaip pasakėt, nu aš tikrai atsiminiu, nu tai kas draugaus, kaip tu ištekėsi, kaip atrodo, koks elgesys, nesitvarkai, kaip gali gyventi, paskui tikrai labai daug kažkokių. Aš dar tokį pasidalinsiu, tokiu vienu atsiminiau apie tą, kaip būti laimingiam, koks tas balas toj dienoj. Aš taip galvoju, jeigu, taip per save galvoju, jeigu aš vertinu, kai buvo vakar, arba kas buvo pirmadienį, arba, nu, dar savaitgalį, tai šiaip labai gerai labiausiai laukia, bet dar kokiam penktadienį, tai viskas, nu, pareini namo galvoju, ne, nu, tai blogai viskas, kad, nu, neįsivaizduojam. Jeigu galvoju rytoj, dar kažkaip, nu, negalvoju, kad kažkokios ten, nu, kažkokių labai daug gerybių nutiks, vis tiek kažkaip linkę mes, nu, tokį siaubesnį tą rytojų. Tai galvoju, ne, nu viskas, laukti, nelaukti. Bet jeigu būni čia ir dabar ir kuo labiau įsižemini, tai nu man visiškai viskas labai gerai sekasi. Nu visiškai. Nežinau, sėdim, kalbamės, įdomi tema, svarbi mums, man, kas iš žmonėm, Lietuvai. Klausimas psichologams, kaip tėvams įsižeminti? Kaip įsižeminti ir nu, kažkaip rasti tą harmoniją? Man atrodo, ne tik tėvams, bet tėvams padėti vaikams įsižeminti, nesigraužti dėl buvusio pažymio, nepergyventi po savaitės, trimestro, semestro, ten kažko. Tarsi, kaip padėti vaikui sugrįžti čia ir dabar, valdyti nerimo, tuomet, kai tu būni santyki balansuotam su nerimo ir pažymiai geri, ir geriau įsimeni, ir pats esi atviras. Labiau man atrodo, kad čia tokia galėtų būti užduotis visiems kartu sugrįžti čia ir dabar ir nuolat pasikartoti tas taisyklės. Aha, esu čia rankos, į kūną nusėsti, ar ne, perleis per save, pajusti kūną, ar ne, rankas, kojas, esu čia, kas aplinkui, kas supa, kur esu, kokia aplinka, nu, va, tas, man atrodo, toks galėtų būti, nu, viena iš galimybių, čia tik viena iš galimybių. Taip, aš labai pritarčiau, bet dar galvočiau, kad tam mums reikia labai tokios sąmoningos visuomenės ir sąmoningų suaugusių žmonių, kas kartais iššūkis yra, ar ne, mes neskiriam net kartais laiko sustoti apie save, pagalvoti, tai jau pamatyti kitą, tada mums yra labai sudėtinga, bet gal čia verta visai ir pasidžiaugti tuo, kad bendrai vaiko augimo perspektyvoje tikrai erdvės, į kurias jis patenka, kaip ugdymo ar ne įstaigos darželį, jau tikrai daug yra apie emocijas, apie jų pažinimą, apie mokymąsi nuo ankstyvo amžiaus atsipalaiduoti. Mokyklos ties tuo irgi koncentruoja dėmesį ir dirba. Tai mes turim džiaugtis, kad jau atsiranda daugiau aplinkų, kad ne tik tėvam kliūva ta atsakomybė nešti šitą dalį, man atrodo, tas yra pakankamai svarbu. Ir kita dalis, žiūrint jau į namų, tas aplinkas turbūt nekelt patiem tiek audrų, nes čia kaip ir apie tą ištekėjimą, kaip dar 15, mes labai greitai nubėgam su savo mintim į priekį. Ir ką Ilma sakė, kad tikrai mums reikia sustoti į čia ir dabar. Ir jeigu mes sustosim čia ir dabar, kai kurie tie iššūkiai, ar tai, ką mes matom tą dieną kaip problemą, gal nėra ten tokia didelė problema, arba tai nėra esminė problema, apie kurią mes turėtume koncentruotis ir ką mes turėtume spręsti. Čia ir dabar mums atrodo taip, kad kažkas primtina, bet vaikai tai apie tai turbūt, čia dabar jam turbūt yra dažniausiai, kas yra greitai vartojama ar ne ir prieinama ekranuose. Aš tai norėčiau dar atkreipti dėmesį į tai, kad nu, paprastai mes visai skubam. Tarkim, gaunam klausimą, skubam atsakyti, kaip tu gyveni, va taip va. Nedaug dė pauzė kažkokia bus, ar ne? Pauzę sau duoti jokių būdų negalima ir vyrauja kažkokia tokia bendra nuostata, aš viską turiu žinoti jau dabar čia ir dabar. Tai mano kvietimas kažkaip duoti savo laiko, pasitikrinti su savim, tai kaip yra, nu, vat, kaip čia įsižeminti, ar kaip čia grįžti į tą čia ir dabar. Paimti pauzę, pasitikrinti, kas man kyla, ne ką aš jau turėjau žinoti, bet kas man kyla dabar, kai aš esu čia ir dabar. Nebuvimas čia ir dabar, tai ateina paaugliai su tokiais tada, kai nemoka išbūti čia dabar nei paaugliai, nei tėvai,
ateina su tokiais ant pečių kabančiais lūkesčiais. Ir ateina ir apie tai kalba, ir taip ir mokomės. Labai gerai pastebėjo kolegė, kad dabar jau mokyklose apie tai pradedam kalbėti nuo 1 klasės ir tikrai labai jaučiasi, kieno namuose yra apie tai kalbama, o kieno nekalbama. Tai labai smagu, kad jau mokyklose kalbam ir kartu mokosi ne tik vaikai, bet ir tėvai. Jau čia vyksta toksai švietimas apie emocijas, tai tikrai labai stipriai einame priekį su tuo. Taip, detektyvė plėpioji, jūsų paklausė, jūs ten gražiai tą lentelę, kur mes turime tos sunkumus ir juos galime įgalinti ir paversti, atrodo labai viskas paprasta, bet kaip skaityti ir perteikti vaikui, atrodo tą pačią mintį, bet visai kitaip skambančią, kaip galią. Man tai kažkaip labai džiugu, kad mes kalbam apie tokius labai aukštus dalykus. Ir aš prisimenu iš karto Maslow piramidę ir kad vadinasi mes tuos fiziologiją savo patenkinam, viskas yra gerai. Bet vėl grįžtam prie jos. Tai yra vėl grįžtam prie čia ir dabar momento, kai mums reikia fiziškai save pajusti savo kūną. Ir vaikus aš, kai mokau pasijusti čia ir dabar momente, mes visai ką grįžtam į pojūčius, į tuos, bent jau tuos pagrindinius 5, jų yra daugiau, ką matau, ką galiu paliesti, pačiupinėti, tai yra lytėjimo pojūtis, ką užuodžiu, ką girdžiu šiuo metu. Ir beje, vaikams tai daug geriau sekasi negu suaugusiam. Ir tai yra, vėlgi, tai yra dar vienas pavyzdys, kad suaugusiam, ko gero, iš vaikų yra ko pasimokyti kiekvieną kartą vis labiau negu jiems iš mūsų, taip. Tai čia ir dabar momentas yra apie tai, kiek mes save jaučiam tuo momentu fiziškai. Tai yra, kiek mes jaučiam ir ne tik save, kiek mes matom aplinką. Nes ar mes pastebim smulkmenas, detalės, kurios yra, kai mes sėdim, tarkim, čia, ne? Kokia spalva kilimo, nes gali būti, kad nei vienas iš jūsų dar to nepastebėjo. Daug dalykų vyksta aplinkui ir mes vėl grįžtam kaip specialistai prie paprastų dalykų, kaip krenta lapai rudenį, kaip šviečia saulė, kaip lyja lietus. Tai jeigu mes visi gebėsim eidami pamatyti tai, kas vyksta aplinkui, tai ir bus čia ir dabar momentas. Taip, šeimoje kyla konfliktai, nėra namų be dūmų ir čia kaip ir yra normalu ir reikia tai priimti kaip duotybę savotišką, bet kokie galbūt patarimai, kaip tą konfliktą šeimoje priimti kaip kažkokio galbūt ryšio stiprinimą, kaip konfliktus paversti, vėlgi toj lentelė jūsų, kaip konfliktus paversti stiprybę kažkokią. Kaip prieiti, kaip su vaiku, nežinau, kaip su vaiku taisyklingai konfliktuoti, jeigu jau kažkoks konfliktas, nežinau, jeigu taip galima pasakyti. Gerai, aš gal pradėsiu nuo tokio dalyko, kad aš pati dabar pagalvojau save, ar aš moku taisyklingai konfliktuoti. Čia gal irgi toks labai didelio reflektyvumo reikalaujantis didelių įgūdžių. Man atrodo, kad konfliktai kyla iš tokios kažkokio poreikio nepatenkinimo, ne? Kodėl mes pykstame, ne? Nes kažkas neišgirdo mūsų, kažko nepasakė. Gal pradėjant, jeigu tarkim kalbam apie paauglius, nes grinai aš dirbu su paaugliais, tai jie nemoka dar išreikšti tinkamai tų savo jausmų ir jie grįžta namo ir būna labai irzlus. Ir tai nebūtinai apie tėvus, ir reikia priimti, kad čia dabar ne apie mane vyksta, o paklausti, kas šiandien, kaip tavo diena, gal su kažko susipykai, kažkas buvo. Ir tas pavyzdys, kas suerzino, gali būti labai paprastas dalykas, pavyzdžiui, žaidime, nežinau, žaidė kažkokį žaidimą su draugais ir pralaimėjo, ir susierzino, ne, ar dar kažkas įvyko, ar ten nepadarė namų darbų kažkokių ir gavo ten pažymį prastą, tai gali būti labai paprastas dalykas, o tėvai, ką pastebi, iškart prisiima savo, kad dabar čia apie mane, dabar čia šitas elgesys yra apie mane ir tada eina konfliktuoti ant viršaus. Tai turbūt pagauti save tą momentą ne visada pavyks, iškart pasakau, tikrai ne visada pavyks, ir tada bandyti pasikalbėti arba duoti erdvės vienas kitam, nes jeigu jau jūs norite rėkti ant to vaiko, tai galbūt jums reikia irgi biškiai atsitraukti, pailsėti ir vėliau prieiti pakalbėti. Bet jeigu nepavyks, tai atsiprašyti reikia dar toks momentas ir gal tokio taisyklingumo nėra, bet labiau pagauti save atsiprašant ir neprimti visko savo, kad ir kaip tai bus sunku. Bet ir man nepavyksta. Tai. Šiaip konfliktai reikalingi iš tikrųjų, nes vaikas mokosi, gyvenime keliaus ir bus tų konfliktų, bet reikia mokėti juos valdyti. Aš noriu pasidalinti tokią paprastą situaciją iš savo gyvenimo, kaip auginanti 2 paauglius.
viena jau tokia didelė mano paauglė. Ir aš tokia truputį karštakošė, ir jinai tokia karštakošė, ir mes vis susikabindavom abidvi taip į konfliktą. Ir paskui sugalvojom tokį būdą, sakom, jau kai kažkuris tai matom, kad peržengta riba, pasakom žodį kažkokį. Kokį žodį? Sugalvojom akiniai. Nu, toks paprastas žodis. Čia iš anksto susitarėt, kad Taip, mes susitarėm iš anksto. Kad jau raudona taip, linija, ne? Kad čia raudona linija, jau vėliava. Ir mums kažkaip labai sėkmingai. Ir kažkas pajaučiam ir akiniai, mama, akiniai. Aš taip, kokie akiniai? Bet tai mums padėjo, kažkaip padeda tuo momentu sustoti. Ir jai, ir man. Tai tokia geroji patirtis. Taip, daugiau patirčių, labai gerai veikia tie pavyzdžiai iš gyvenimo. Įdomu tai, kad kartais, kai ypač mokymai, kai vyksta ir, tarkim, aš mokau, kas yra apskritai konfliktas, man čia labai artima tokia tema. Ir aš paklausiu žmonių, kurie klausosi, sakau, o koks yra geriausias konflikto sprendimo būdas? Na, kad konfliktas neišvengiamas, paprastai žmonės jau žino, nes mes visi vienaip ar kitaip susidurėm. Ir jie sako, kompromisas. Sakau, o kas yra kompromisas? Sakau, kai vietoj vieno viso apelsino jūs gaunat pusę, kiekvienas po pusę, tai nėra sprendimas. O sakau, koks yra sprendimas? Tai sprendimas geriausias yra kol kas išrastas bendradarbiavimas. Tai vat ir klausimas, kaip pasiekti taip, kad abu žmonės gautų tą patį apelsiną. Vadinasi, turi dirbti, ieškoti to apelsino drauge ir galbūt ne vieno, kad galėtų su jais pasidalinti. Tai čia va toks vėl, kaip ir juokas, bet, na, matyt, tų įgūdžių konfliktuoti ir tų būdų yra labai daug ir juos reikia lavinti, reikia mokytis to, kaip ir bet kokio kito įgūdžio. Čia kaip ir detektyvuose dažniausiai dirba pora, bent jau, ar ne, kad kažkas vyktų. Būtent, niekad, tai konfliktuoti matyt gali ir su savim. Tie konfliktai vyksta ir su savim ir viduje, tai spręsti tos vidinius konfliktus irgi turi lygiai taip pat, na, gebėti viduje. Tai šiuo atveju, vat, kokia čia ta komanda, esi komanda tu. Tai, na, tas detektyvo momentas čia nebetinka, bet mokėti tą, nežinau, schemą veikimo matyt reikia šiuo atveju ir ją turėti reikia kaip, nežinau, pirmosios pagalbos vaistinėlę savo. Mes gal kartais nepagalvojame, bet konfliktas yra ne tik dėl mūsų skirtumų ar dėl to, dėl ko mes nesusitarėme, bet dažnai konfliktai kyla ir dėl to, kokie mes esame panašus. Ir galvojant apie paauglius ar jaunesnius, ar tos vyresniuosius paauglius, turbūt labai dažnai taip yra, ar ne, kad pamatai kažką, ką atpažįsti ir dažniausiai sąmoningai ar nesąmoningai atpažįsti apie save ir labai norisi nuo to patyrimo ar galimų pasiekmių apsaugoti. Dėl to į konfliktą šoki greičiau, negu suvoki, kaip tas vaikas iš tikrųjų mato pasaulį ir galbūt visiškai kitaip jaučiasi apie tą situaciją, negu mes patys kažkada jautėmės toje situacijoje. Tai man atrodo, į konfliktus kartais svarbu žiūrėti ne tik kaip į priešybės apskritai, bet ir į tai, kad mes perbėgam į tai, nuo ko stengiamės apsaugoti, tarsi su tokia gera labai intencija, tai panašumai irgi yra neblogas pagrindas konfliktam kilti. Tik tai verta juos atpažinti savo. Man tai konfliktai labai patinka. Šiaip dalis žmonių ar porų vengia konfliktų. Mes nesipykstam, sako, ir tai yra labai gerai. Nu, tai patiria kaip kažkokį tai gėrį ir man tai labai baisu, kai žmonės nekonfliktuoja ir nesipyksta. Ir man atrodo, konfliktai labai svarbu, nes tai rodo, kad rūpi, kad yra pakankamai rūpesčio ir aistros išreikšti tai, kas vyksta ir išreikšti, nu gal ne visada tobulai, bet bent jau išreikšti. Tada tai šeimoje nėra kažkaip tai pakilimo. O kalbant apie tai dar kaip pažiūrėti į tą konfliktą, tai man asmeniškai patinka ir aš kartais su klientais dalinuosi, kad iš principo, kai kažkas mums kažką, nežinau, išrėkia, papriekaištauja ar panašiai, šitą frazę paimti ir išsiversti savo taip, kad aha, tai yra šiuo metu geriausias tam žmogui prieinamas būdas pasakyti, kad jam kažko trūksta arba kažko yra per daug. Įdomu, kas tai galėtų būti. Nu, savo vertimo pasidaryti. Taip, aš dar iš kitos pusės pažiūrėsiu, vėl grįžtu prie paauglių. Tai, tarkim, įvyksta konfliktai ir tokie žiauriai ilgi, kai, tarkim, vaikas neatsikelia į pirmas pamokas jau kelintą dieną, ne? Sėdi prie kompiuterio iki pirmos, antros nakties ir dar, ne,
tėvam, ten į tą modernyną, mokytojai skambina, kas čia vyksta ir panašiai, įvyksta tokio spaudimo ir tą spaudimą iš esmės perdoda vaikui ir sako, kodėl tu neini į mokyklą, kodėl tu neini į mokyklą. Ir tas vaikas tiesiog iš esmės, jis tas, kodėl tu eini į mokyklą, girdi, o Dieve, vėl aš blogas, vėl kažkas negerai ir dar toliau taip nedaro, o tėvai dar labiau pyksta ir iš esmės prasideda namie tiesiog tokia karo zona. Tai čia irgi pavyzdys vienas, kaip tėtis, kuriam iš tikrųjų yra gan sudėtinga apie emocijas kalbėti, čia padarė tokį dalyką. Mes su juo pasitarėm, kad kai ką tavo vaikas veikia vakare, ten tas paauglys ir jis žaisdavo CSGO, man atrodo, dabar nepamenu tiksliai žaidimo, ir sakau, nes jis kiekvieną dieną grįžta vaikas ir iškart, kodėl ne į mokyklą, kodėl namų darbų nedarai ir panašiai. Tai tas tėtis atėjo ir sakau, kalbėkit apie žaidimą, tik apie žaidimą. Ir jie kalbėjosi tik apie žaidimą visą vakarą, nekalbėjo šis apie mokyklą. Ir vaikas atsipalaidavo, tas tėtis atsipalaidavo, jie abu praleido gerą laiką ir vaikas atsikėlė į mokyklą ir nuėjo. Ir čia buvo toks įdomus momentas, ane? Mes kaip ir konfliktas yra apie mokyklą, labai validu, tau neramu, jis neina, kažkas vyksta. Bet įtampa, ta kylanti, laikantis ir toliau kalbant, tą situaciją bandant spręsti, gali nesuveikti. Iš esmės kartais tiesiog atsipalaiduoti reikia ir nekalbėti apie tą didžiulį dramblį kambarį, kas dabar vyksta. Tai man tas pavyzdys labai įkvėpė ir tam tėčiui buvo sunku tą padaryti. Jisai labai pyko, kad į mokyklą neina tas vaikas ir tikrai norėjo paklausti, bet sako, aš laikiausi, mes ten kalbėjom. Tai labai taip pavyko tą santykį atkurti. Taip, tai ryšys yra saugumas, konfliktas yra ryšys, tai jeigu konfliktas yra, svarbiausia sąmoningai spręsti, vadinasi šeima gyva, viskas tvarkoj. Bet kokie yra pirmi ženklai, kad šeimoje saugumo trūksta ir to ryšio apskritai trūksta? Turbūt tada ir konfliktų nebūna, kas dar, kaip pajausti tuos pirmosius signalus? Kad ryšio nelabai ten atrasta. Ko gero, irgi tai yra labai skirtinga. Kiekvienas ryšys yra skirtingas kaip ir neryšys. Tai greičiausiai, aišku, mes matome per prasidedančius kažkokius požymius, ligas, galvos skausmus, ne, pavyzdžiui. Tai gali būti gali būti iš pradžių fiziniai požymiai, gali būti, kad jie eina kartu su kitais dalykais, tai yra tiek pat nemiga gali būti, ne. Tai kalbu dabar apie tai, kas matosi, bet yra dar daug dalykų, kurių mes nematom. Tai tarkim, gali būti, kad žmogus praranda savo pomėgius, interesus, jisai užsimasto arba masto nuolat apie tai, kaip jam yra nemalonu gyventi taip, kaip jisai gyvena. Ir tas ryšio nebuvimas mus izoliuoja, bet ir tuo pačiu padaro tiek vienišus, kad mes nebesuprantam, kas yra, ta, nežinau, realybė. Toksai tu atsitraukęs, kažkoks tai kabantis ore, tai tas, ką mes ir norim, įžeminti. Tai tu jautiesi kažkur tai plaukiojantis tame, kad tu nebeturi ryšio arba kontakto, to vadinkim inkaro, to prisirišimo prie žemės. Ne? Tai greičiausiai čia yra apie tai. Tai per tuos visus dalykus galim ir matyti tas tiek akivaizdžias, tiek vidinės dalis, kurio žmogui jau nebepatogios darosi ir būnant su to žmogumi jauti tą nepatogumą. Ir jo, ir savo būnant su juo nepatogumą. Turbūt tų ryšių yra tiek daug, kad net sunku taip peržvelgti, iš kurio taško pamatyti, kada jo nebėra. Bet kadangi tikrai esam tokios visuomenės, didelės visuomenės dalim ir turime labai daug ryšių su skirtingais žmonėms, su vienais artimesnių, su kitais tolimesnių, šaltesnių. Ir galvojant apie vaiką, jis irgi yra ne tik šeimoje. Ta prasme, ir jeigu šeimoje nėra ryšio, jis vis tiek kažkoks yra. Nėra taip, kad jo tokio neegzistuoja. Jis yra kažkoks toks, koks tai šeimai yra priimtinas, suprantamas, galimas pagal jų gebėjimus. Tai tada tas vaikas patenka dar ir į kitas aplinkas. Tai yra ir artimi kiti suaugusieji, močiutės, seneliai, krikšto tėvai, šeimos draugai, pagaliau darželiai, mokyklos, kitos draugų bendruomenės. Nebūtinai tvirčiausias ryšys yra ar privalo būti šeimoje. Mes turbūt tokiam tobulam pasauliu norėtume, kad tai būtų, kad kiekviena šeima būtų priimanti, palaikanti, auginanti ir galėtume tik šypsotis, kalbėdami apie ją. Realybėje taip nėra
ir tikrai yra vaikų, kurie sukuria santyki su kitais suaugusiais žmonėm arba mokykloje, arba dienos centruose, arba su pagalbos specialistais. Ir man atrodo, pati svarbiausia tame dalis, kad tas ryšys toks saugus, tvarus, patikimas, kad jisai egzistuotų. Ir net jeigu jis yra ne šeimoje, kad jisai būtų, kad tas vaikas turėtų bent vieną suaugusį savo aplinkoje, į ką jisai gali atsiremti ir su kuo gali šnekėtis, žodžiais ar ne žodžiais, bet kad būtų pastebėtas. Nes dėja, nepriklausomai nuo to ryšio, šiandien mes vis dar turime vaikų, kurie norima jų nematyti. Ta prasme, kurie turi tiek iššūkių, kad norima užsimerkti, nematyti ir tų problemų nespręsti. Tai tiesiog labai norisi pakviesti kitus pamatyti ypač tuos tylius ir neatsiskleidžiančius, nes dažniausiai po tą tylą irgi tyvuliuoja labai daug jausmų. Ir kaip sakot, būtinai aplinkos neignoruoti ir būti tie iniciatoriai, kaip tėvai mokyklos bendruomenėje kalbėti, paklausti, nes tikrai ten jis ilgiau būna ir praleidžia daugiau laiko negu namuose su mūsų rūpešiais po darbų. Tai įdomu tai, kad ko gero, jeigu kalbam apie mokyklą ir, kur mes labiausiai įsivaizduojam tą ryšio kūrimą, jeigu ne namuose, tai ir kur mes liktai kūrėm iš naujo, tai yra susidurėm su, tarkim, mokytojas susiduria su nauja klase, su naujais mokiniais ir mes ir kalbam, kad pirmiausia yra ryšys, po to tik tai akademiniai dalykai ir tie visi ugdymo dalykai, bet kol ryšio nėra, tai yra kol tu nesupranti, kas tas žmogus, kuris priešais tave, tai tu nieko negali toliau pajudėti iš tos vietos. Aš dar tik papildant, galėčiau labai gražiai pasakyti, kad tikrai vaikai kuria ryšius ir man atrodo, kas yra labai svarbu, labai reikia skatinti vaikus ir aptarti su jais, kas galėtų būti kitas tavo žmogus, kuriuo pasitikėtum, ką tu įvardintum ir dažnai tai gali būti, nežinau, vienas mokytojas ar ne, senelis ir mes visi patys atsimenam, ne tik mamą ir tėtį, bet turim tą plačią aplinką, yra kaimynai ar ne, kur su draugo tėvais daug laiko leidi ir bendrauji ir paskatinti, kad jeigu aš nebūsiu tau pasiekiamas, ar man kažkas nutiks, ar dar kažkokiam tom situacijom, kada tu gali pasitikėti, skatinti vaikus, kurti ryšius, būti atviriem, pasitikėti suaugusim. Ir man atrodo, mes nuolat kalbam apie tai, kas padeda vaikui sveikti. Roberta galėtų paliudyti, kad yra labai labai svarbu, nors vieną, du turėti saugų suaugusį, kuriuo gali pasitikėti, ar ne, ir iš naujo užmegzti ryšį ir rekomenduojama vaikam pasirinkti, nepriklausomai ar tau 4-metis, ar 16-metis, ar 12-metis, ir kažkaip mėgsti tarysį, tai man atrodo, pasižiūrėti ir tie gal, kurie klauso ir girdi, kad paskatinti vaikus, ieškoti ir kurti ryšio, pasitikėti ir aptarti tai. Gali būti įvairių situacijų nutikti ir gali tu pats būti nepasiekiamas, ar ne, ir kiti aptarti, kokie tie telefono numeriai galėtų būti, šiaip su kuo norėtum daugiau laiko leisti, su kuo į kiną norėtum nueiti ir gerai, kad turi, kas tau tinka, apie mokytoją pasikalbėti, gal kurios įvardintos mokytojos savybės galėtum ir pats daugiau lavinti, tai man atrodo, čia yra labai labai skatintina ir taip, šeimoje yra labai 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 svarbus ryšys, šeimoje mokomės daugiausia, bet ir kaip svarbu išorinis pasaulis, nesgi mūsų visų suaugusių tėvų pagrindinis tikslas išauginti savarankiškai gebančią gyventi, norėjau sakyti, funkcionuojantį žmogų, ar ne, gebantį pasirūpinti savim, savo buitim, higieną, svarbiausia megzti santykius ir ryšius su kitais žmonėmis, sukurti savo santykius ir tų santykių gali būti daug, kurie tau gyvenime skirtingais etapais padės išgyventi arba padės augti ar padės, nežinau, dar kažkokių dalykų gauti ir gerybių ir blogybių. Ir nenudrošti jo, kaip ten jau skulptūroje dailiai, kad tik tai tu žinai, kaip turi atrodyti ta skulptūra. Kažkaip dar jeigu galėčiau paklausyti tą klausimą, tai kada čia tas ryšys jau stringa čia, aš taip mintyse galvoju, neatsisukit tik į mane, nes galvoju nusakyti, kad vaiko teisių gyniai, tai jau tikrai žino, jau gauna tą informaciją, bet taip norisi kažkaip padėti šeimom arba pakviesti tėvus, ar šiaip suaugusius, ne tik taip, kad kažkaip susidėti tą saugiųjų žmonių, vaikų ratą, kad vaiko teisių gynėjai jau būtų tokie, jau kai nepavyksta, ar ne, atsiremti, išnaudoti vieniem kitiem ir kad tikrai tokie jau ne pirminiai, ar ne, tai vis tiek tai yra intervencija, ar ne, bet tokia link antros pusės galėtume būti žmonių, kurie tiek suaugę, tiek vaikai gali remtis.
Gerai, tai aš norėjau tik pratesti tavo, Ilma, mintis. Iš tikrųjų, kaip yra svarbu priimti, bet galiu pasakyti, kad aš suprantu, kaip ir sunku būna priimti, ypač jeigu, tarkim, pakalbėkime apie jaunuolius, kurie gali būti neurotipiški, ne? Ir aš tokį vieną iš pavyzdžių noriu duoti, 15-metis, ne, jaunuolis, jisai buvo neurotipiškas ir vienas iš dalykų, kad jis labai mėgo įvairius žoliapjovių dalykus, ta prasme, su žoliapjovėm, krūmus pjauti ir panašiai. Čia geriausias dalykas. Tėvai, jie turėjo dar daugiau vaikų, jie neturėjo laiko to ir dar gyveno bute. Tai buvo labai gražus pavyzdys, kaip senelis kiekvieną savaitgalį pasikviečia, iš kaimyno pasiima dar lapų putiklį ir jie ten tas visas technologijas išbando ir ten buvo smagiausias dalykas, jis galėdavo valandas kalbėti apie būtent įvairias žoliapjoves. Tai čia tikrai, nėra lengva nuolat apie to klausytis, ne? Ir tikrai tu gal norėtum apie kažką kalbėti, gal tau kyla įvairios emocijos, bet yra senelis, kuris puikiai šeimoje, suprasdamas tą sunkumą, jis tą savaitgalį atidirbdavo iš tikrųjų. Tai čia irgi toks pavyzdys, kur kai yra sunku, bet gali šeimos nariai padėti čia. Aš dar norėjau pridurti, kad skatinant vaikus kurti ryšį, reikia mokyti atsirinkti žmonės. Nes čia toksai, liktai man iškilo raudona vėliavėlė, kad vaikai neturi kritinio mąstymo, kuris reikalingas tam, kad suprastum, ar tas žmogus, su kuriuo tu kuri ryšį, yra saugus žmogus ir kartais atsiduoda tikrai labai visa širdim ir nepagalvoja, kad yra žmonių, kurie išnaudoja. Tiek bendramžiai, kurie gali išnaudoti tuo metu, tiek ir suaugę žmonės, kurie galbūt nepagalvoja apie tai, kad tai yra vaikas. Tai va čia taip skatinti, bet taip ir mokyti atpažinti tuos žmonės ir jų intencijas su tavimi. Aš labai sutinku, kad nėra taip, kad nėra ryšio, ypač šeimoje, bet jisai gali būti, kad kinta. Ir kai ryšys kinta pakankamai stipriai tiek, kad mums kažkas nebegerai, mes pajaučiam, kad kažkas negerai. Ir čia yra tas pilvo jausmas. Kartais tą labai sunku įžodinti ar išskirti kažkokiais kriterijais. Tai yra jausmas, kad tiesiog kažkas pasikeitė ar kažkas yra nepakankamai gerai ir tas pilvo jausmas yra vertas dėmesio. Ir čia mes visai ir atrodo ir apie vaikus ir suaugusius, apie ryšį kažkiek paliečiam ir visai norisi tą ryšį suvokti, kad ir suaugusiems reikia ryšio. Neįkristi turbūt, kaip ir pranešiu, neįkristi tai, kad aš esu tik tai tas davėjas, aš turiu būti ir gavėjas tuo pačiu, bet galvojant, kokius ryšius mezga vaikai, tai turbūt tėvam labai svarbu irgi pažinoti tuos kitus suaugusius žmonės, kurie yra svarbus vaiko gyvenime ir net ir draugų tėvus. Kurti tą savo tinklą, nes tai yra ne tik mūsų žinojimo ir saugumo užtikrinimas savo vaikui, bet tai yra ir mūsų paramos ir palaikymo tinklas tuo pačiu. Grupinė terapija puikiai. Absoliučiai. Taip. Dėl to, kad mes gyvenam panašiais iššūkiais, mūsų vaikai dėl kažko turi bendrą tikslą bendraujant, kažkokį bendrą interesą, vadinasi, kažkas mus sieja jau, tai ko mes galbūt iš pradžių negalėsim suvokti, bet pažinti tą šeimą ir turėti tą savo rate lygiai taip pat yra labai svarbu, nes šiandieniniai visuomeniai, kaip mes bežiūrėtume į įvairias nuostatas, kaip turėtume gyventi arba kokie tėvai turėtų būti, tikrai labai daug lūkesčių sukraunama ir ant tėvų pečių. Ir tada turėti tą apsauginį tinklą, jeigu tavo šeima tuo metu negali padėti, jeigu partneriai šeimoje negali vienas kitam padėti ar įsitraukti pakankamai į vaiko auginimą tam tikrų gyvenimo etapų, tai yra labai svarbu turėti tuos kitus žmonės. Tai ryšiai mums visiems yra labai svarbus. Taip, ir tikrai nereikia paleisti jau tų vėžių, vadelių ir leisti vaikui daryti, bet ką reikia tikrai domėtis, kokie jo draugai yra, nes prisiminiau Al Pacino, aktorius, režisierius, išleido dabar savo biografiją, jam dabar 85, bet ką jisai prisimena? Jisai prisimena, kad jisai pyko ant mamos, kad jinai neleido eiti draugauti su Čarliu Petru ir ten kažkuo dar, 3 geriausių draugų, kurie išėjo iš gyvenimo anksčiau laiko, nesulaukė 30, narkotikai ir taip toliau, tada pyko, dabar yra be galo dėkingas, kad nenuėjo ten, nes greičiausiai jo nebebūtų. O pabaigai, kadangi jūsų daug, tai dar tokia kiekviena iš jūsų tokia svarbi žinutė
šeimoms, mums visiems, tėveliams, paaugliams, kad mes galėtume šeimoje kurti tą saugų ryšį, saugumą. Apie ką pagalvot šiandien vakare po konferencijos? Tai pirmiausia, pagalvoti apie save, nuo savęs pradėti, taip. Pagalvoti, kas yra pirmiausiai man svarbiausiai, kaip aš tai įsivaizduoju, bet nesustoti ties tą mintim ir pasiklausinėti arba pasidomėti ir domėtis nuolat, kaip kitiem aplinkui tave. Tai nereiškia, kad atsisakyti savęs po to, tai reiškia, kad visa tai turi būti harmoninga. Ir žmonės, matyt, kurie, kalbant apie tą pažiūrėjimą, numanimą, kas tie kiti žmonės, galbūt pasirinkti juos, kad tau būtų taip pat malonu ir saugu. Arba nekurti to ryšio tiek artimo su tais, kurie tau yra galbūt ne taip saugus, nesukuria tau saugumo jausmo. Tai yra labai svarbu ir atpažinti visus tuos nesaugius dalykus, kuriuos tau sukelia kiti žmonės, kad gebėtum sustoti, žinoti savo ribas. Tai kuo daugiau matyti save pažįsti, tuo geriau gali pažinti kitą ir kurti santyki su jais. Bet save geriausiai gali pažinti nuėjęs į psichologo kabinetą. Mes vis dažniau kalbame apie emocinę higieną, bet manau, kad tai yra vienas iš tų žingsnių, ar teisingai. Su veidrodžiu nepakalbėsiu, reikia kažkokio moderatoriaus šalia. Šiaip tai ačiū labai, nes man patinka, kai pradedama šitaip pagarbiai kalbėti apie psichologus. Aišku, kad tai gali būti vienas iš tų žmonių, su kuriuo galima pasitarti. Kaip ir sakiau, yra komanda, tai matyt, galima išnaudoti ir šitą savo kortą. Bet ten dažniausiai nėra, kad tartis, tu pyksti ant to psichologo, kol tu perlauži tą kodą, kad supranti, kad jis tau patarimų neduos ir jūs negali duoti patarimų, tu turi su savimi garsiai išsikalbėti, ten atsigulęs ar sėdintis pas jūs kabinete. Bet tai žiūrėkit, kiek patarimų dabar čia išgirdote iš mūsų, taip visai netikėtai. Tai taip, nežinau, man atrodo, kad žmogus geba ir pats rasti ramybę viduje, svarbiausia jam pradėti ieškoti to čia ir dabar momento, kuris tą ramybę suteiks ir gal nereiks ir tų psichologų. Taip, prašau, Laura. Gal žiūrint į priekį, kas čia mums visiems galėtų padėti, tai gal nustoti dalinti į vaikai ir suaugę, nes dažnai tai skamba vaikai versus suaugę arba suaugę versus vaikai. Ir labiau žiūrėti į tą mes. Mes visi esame žmonės, mes visi vienaip ar kitaip jaučiamės, visi turime skirtingų iššūkių, kartais jie yra panašus. Tai jausti tą bendrumą ir iš to bendrumo gimstančią pagarbą vienas kitam. Ir žiūrint į vaiką, jį lygiai taip pat žiūrėti su pagarba, į tokį lygiateisį visuomenės narį, tiesiog suaugę tame etape turi daugiau atsakomybės palydėti tą vaiką per gyvenimą, iki kol jisai pasieks tą savo suaugystės laikotarpį. Taip, prašau. Labai sutinku su to, kas jau pasakyta ir skamba įkvepiančiai. Kažkaip galvojau, ką aš norėčiau pasakyti ar palinkėti, tai man atrodo to savo realybės paieškoti labiau, nes problemos kyla, kai mes daug fokusuojamės į tai, kaip turėtų būti, kaip norėčiau, kad būtų, kaip norėčiau jaustis ir tada mes kažkur esam kažkur toli nuo savęs ir savo šeimos. Tai pirmiausia kažkaip pasimatuoti, o kaip čia yra mūsų šeimoje, kokie mes esam, ko mums reikia, kaip mes bendraujam, kaip mes sąveikaujam, kur mes esam, nes kaip ten tose, nežinau, žemėlapiuose, tu esi čia. Tai jeigu nežinai šito taško, kur tu esi, tu nenueisi ten, kur tau reikia. Tai aš esu čia. Aš dar prisiminiau irgi iš grupinės terapijos. Patarimas beje, labai paprastas, bet labai veiksmingas. Reikia save pagaudyti, bet labai veiksmingas. Kai tu kažką nori pasakyti vaikui, kažką ten padaryti, tu nenaudok žodžio tu. Tu visada permesk viską per save. Kai aš buvau tavo metų, prisimenu, kad aš darydavau taip. Nes užsideda iškart didelis blokas, tiesiog išmeti žodelį tu ir labai labai veikia. Aš tai gal taip filosofiškai norėčiau. Ta patį, ką ir pasakė jau, kad išbūti čia ir dabar.
Nes tas nebuvimas čia ir dabar, tai mes tada keliaujam su lūkesčiais didžiausiais, su kažkokiais planavimais. Ir kas tada baisiausiai nutinka, ne tai, kad tie lūkesčiai neišsipildys, greičiausiai kažkas bus kitaip, bet mes prarandam džiaugsmą dabar, tiesiog apleidžiam savo vaiką, apleidžiam save, nes negyvenam čia, o gyvenam, kas kažkada tai bus. Kas ten bus kažkada, mes niekas nežinom. Tai tiesiog reikia išbūti ir nesistengti bėgti, nepapulti į tą tokį vadinamą žiurkių ratą, iš kurio paskui labai sunku išeiti. Tai čia ir dabar pats geriausias patarimas. Aš galvoju, kad turbūt daug minčių gali būti tėvam dabar kilti, nuo ko pradėti. Tai aš gal mano palinkėjimas pradėti nuo labai paprasto dalyko - pavakarieniauti kartu. Ir jeigu jau labai norit, gal situacija yra sudėtingesnė, pasiūlyti kažkur pavalgyti ar kažką, ką dabar vaikas norėtų pamėginti, bent vieną kartą per savaitę. Ir žinokit, su maistu tie pokalbiai kažkaip atsiriša. Ir mes tokį bazinį poreikį patenkinam ir galima atsipalaiduoti ir kalbėti. Tai nuo paprasto dalyko. Taip, vakarienė be televizoriaus, nes tas televizorius labai atima tą dėmesį ir tas triukšmas. Muzika, be telefonų, muzika tinka, vinilas tinka. Mūsų šeimoje yra ketvirtadienis, pizzadienis. Susiradę padus, jie nėra tokie pigus, bet jie sveikesni, ten tie be to gliuteno, tai pizzadienio visada laukiam. Šiandien ketvirtadienis. Prašau. Aš kažkaip galvoju apie, dar grįžtant prie to ryšio, tai galvoju, taip, nežinau, kuris žodis būtų teisingas. Ar aš kažkaip galvoju, gal palinkėčiau drąsos, nebijoti būti pažeidžiamiems santykiai, mažiau kontrolės tiek su vaiku, tiek ar su kitu suaugusiu, ar su tuoktiniu, ar draugu, nežinau, bet nebijoti būti pažeidžiamiems santykiai ir paleisti tą norą kontroliuoti, suprasti, laikyti, na tiesiog ateiti, būnant čia ir dabar, na ir leisti savo būti. Ir man atrodo, kai tai būni, kiek pavyksta nuoširdžiai, atvirai ir su paaugliu gali rasti nors kažkokius kelius, ar ne tiek konflikte, tiek kitose nepaprastose, man atrodo, situacijose. Kaip ir Daiva, nebijoti būti santykiuose. Ne kontrolė, o artumas turi būti tas žodis, ar ne? Taip. To visiems ir linkime. Ir labai dėkoju Jums už pranešimus. Ačiū, kad dalyjotės įžvalgom, pavyzdžiais. Tikrai mes vakare poemas skaitysime ir skaitykime su vaikais. Ačiū, kad susirinkot, ačiū, kad žiūrėjot, nežinau, ką išsinešat, aš bent suskaičiavau 3 dalykus paprastus. Vis paleisdavau vaiką važiuoti su dviračiu į mokyklą, net ir dabar sausą vis kažkaip išleidžiu, paskutiniu metu ten 20 minučių nėra, gal 10 minučių, bet klausausi savo muzikos, užsidedam kažkokios energingos, bet aš duodu tą inerciją, ką klausomės, tai dabar paprašysiu, kad jisai dėtų savo, nors jis taip nelabai nori, bet kaip nors prieisim, kad gal pasidalins. Tada dar kitas dalykas apie tą gėdą man labai patiko, va taip susėsti ir pasakyti, kad žinai, aš neturėjau kur padėti akių, nes įvyko toks dalykas, kai buvau tavo metų. Šitas yra labai geras ir dar 3 buvau pasižymėjęs. Gal dar kažkas kokį patarimą tokį greitą. 3 buvau pasižymėjęs. Būtinai. Grįžę vakare šiandien. Pasakykit, kuo didžiuojatės savo vaikų jam tiesiai į akis. Iš to video, ar ne, Laura parodyto. Tai dar kartelį ačiū, kad buvote.